Sveiki, laba diena. Gerbiami darbo grupės nariai, socialiniai partneriai ir susitikimo svečiai. Tai dėkoju, kad šiandien, kad ir vasaros dieną, į jungtinį energetikos darbo grupių susitikimą susirinkome gana gausiai. Šiuo susitikimu ministerija norėtų suburti visus besidominčius ir tuos, kurie seka nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano, kitaip dar sutrumpintai vadinamo NEX atnaujinimo procesą ir taip pat pristatyti apibendrintą turinį ir informuoti apie rezultatus. Kaip tikriausiai visi žinote, dabartinį NEX planą Lietuva yra pasitvirtinusi 2019 metais pagal Europos komisijos reikalavimus. Ir šį dokumentą pagal galiojantį reglamentavimą privalome atnaujinti iki kitų metų birželio 30 dienos. Kartu su aplinkos ministerija darbus pradėjome dar 2021 metais dėl šio plano atnaujinimo ir šiuo metu esame parengę jau atnaujintą NEX projektą, kurį lygiagrečiai teikiame tiek Europos komisijai, tiek viešoms konsultacijoms, savo socialiniams ir ekonominiams partneriams, įvertinimui, nuomoniai, klausimams ir pastaboms. Atsižvelgiant į Rusijos sukeltą energetikos krizę bei karą Ukrainoje, bei nuoseklų Lietuvos siekį tapti energetiškai nepriklausoma valstybė, dokumente užfiksavome ambicingus tikslus. Ši vyriausybė mato gana ženklę Lietuvos transformaciją energetikos srityje ir planuojame, kad iki 2030-ųjų bent 70% galutinės energijos bus suvartojama iš būtent atsinaujinančių energijos išteklių. Vienas pagrindinių vykdomų projektų tai yra du jūrinio vėjo parkai Baltijos jūroje. Taip pat paminėtina, kad ES struktūrinių fondų dėka vykdysime ir toliau plėsime saulės bei vėjo jėgainių plėtrą juridiniams asmenims, viešajam sektoriui, bei kursime atsinaujinančių išteklių bendrijas savivaldybėse, pajamas nukreipiant energetinį nepriteklių patiriantiems gyventojams. Verta paminėti, kad skatinsime taip pat ir žaliojo vandenilio gamybą bei technologijų plėtrą. Kitas svarbus aspektas yra energetinis saugumas. Kaip visi žinome, Lietuva nuo praėjusių metų gegužės nebeimportuoja rusiškų dujų, naftos ir elektros. Vienas pagrindinių uždavinių, kuriuos turime šiuo metu, yra susijungimas su kontinentinės Europos tinklais bei atsijungimas nuo Brel žiedo, kitaip pavadinamo UPS sistemos. Šiais metais įvykdytas izoliacinio režimo bandymas parodė aukšto Lietuvos pasirengimo ir kartu su Latvijos ir Estijos operatoriais galimybės atsijungti nuo šios sistemos planuojame 2025 metų vasarį. Taip pat ir toliau sieksime, kad Lietuvos vartotojus energijos ištekliai pasiektų nenutrūkstamų už prieinamą kainą, pereinant prie žaliosios energetikos. Galiausiai sieksime ir toliau skatinti inovacijas energetikos sektoriuje, investuojant į mokslinius tyrimus. Taigi, visos šios ambicijos nugulė priemonių pavidalų į beveik 300 puslapių dokumentą, prie kurio kūrimo prisidėjo šimtai socialinių partnerių, ministerijų, agentūrų ir kitų institucijų darbuotojų, kuriems labai dėkojame. Mums labai svarbu visuomenės ir socialinių partnerių įsitraukimas, tad labai kviečiame visus sudalyvauti viešoje konsultacijoje, teikti savo pasiūlymus, pastabas vieno langelio principų per e-pilietis platformą. Tai šiuo įžanginiu žodžiu norėčiau toliau perduoti žodį Enrikui Etneriui ir pristatyti mūsų plano dalį. Labadiena, tai galbūt pradėčiau dar tą susitikimą nuo darbotvarkės, tai jau pradėjome viceministrės įžanginiu žodžiu. Tada
pristatysiu aš kartu su VŠI Lietuvos energetikos agentūros darbuotojų Tadu Norvidu kolega Nexpo atnaujinimo patį procesą ir energetikos dalis bei priemonės. Vėliau po mūsų pristatymo bus pristatymas iš aplinkos ministerijos, daktarė Judita Liukaitytė-Kukienė pristatys klimato dalį. Na ir pabaigoje bus galimybė užduoti klausimus, prašysime teikti glaustai. Ir dar tiesiog toks priminimas, kad tiesiog prašysime visų palaikyti savo mikrofonus ir kameras išjungtus. Ir mūsų susitikimas įrašomas, šį susitikimą bus galima vėliau rasti mūsų energetikos ir aplinkos ministerijų YouTube platformose. Tai labai daug netęsiant, tuojau įjungsiu pristatymą. Taip, tai kaip viceministrė ir minėjo, mes Nexpa pradėjome atnaujinti 2021 metais. Tiems asmenims, kas dar nėra susipažinę su pačiu dokumentu, tai po Paryžiaus susitikimo Europos komisija įpareigojo pagal ES reglamentą visas valstybės narės kurti 10-mečio planus, kur būtų nurodytos konkrečios priemonės, kaip būtų kovojama su klimato kaita ir būtų nurodyti pokyčiai energetikos srityse iki 2050 metų, kada visa ES turėtų būti klimatui neutrali. Tai Lietuva pasirengė savo dabartinį galiojantį Nexpa 2019 metais ir pagal tą patį reglamentą mes privalome atnaujinti šį dokumentą iki kitų metų birželio 30 dienos. Vienas iš tarpinių žingsnių yra tai, kad mes 23 metų birželio 30 dieną mes privalėjome tą dokumentą pateikti Europos komisijai taip pat, kad ji galėtų savo komentarus pateikti. Tai dėl to mes šiandien ir susirinkome, kad galėtumėm pristatyti, ką vis dėlto mes sukūrėme. Tai pats dokumentas susideda iš tokių 5 svarbių dalių. Pirma dalis yra apie rengimo procesą, antro dalis yra energetikos ir klimato tikslai ir uždaviniai. Tai pagrinde atspindi mūsų įvairias strategijas ir dokumentus. Kas liečia klimato dalį, šiuo metu atnaujintame projekte, ten galite įžvelgti naujosios 21 metais patvirtintos klimato kaitos darbotvarkės tikslus. Mūsų dalyje šiuo metu yra nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija patvirtinta 2018 metais. Gal čia svarbu atkreipti dėmesį, kad energetikos ministerija, matydama ambicijas energetikos srityje per ateinančius 10 metų, mes taip pat šiuo metu vykdome NENSO strategijos atnaujinimą. Tai kuomet mes pasitvirtinsime šitą planą kitais metais, šie 2 dokumentai bus tampriai susieti. Jeigu mes kalbėtumėm apie turinį, tai iš turinio pusės apimamos 5 dalys. Tai energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas, energijos vidaus rinka, moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas ir dekarbonizacija. Dekarbonizacija yra sudaryta iš tokių 5 dalių. Dekarbonizacijos procesą galite sekti klimato-kaita.lt. Aš matau iš tam tikrų pavardžių, kad yra asmenų, kurie dalyvauja ir kitose darbo grupėse. Tai ten yra skirta informacija ir priemonės pramonės atliekoms, žemės ūkiui, transportui, energetikai ir ar aš kažką praleidau? Šitom 5 dalykais. Ir miškininkystei, taip. Taip pat kartu atkreipčiau dėmesį, kad praeitais metais gruodžio mėnesį Europos komisija išleido specialias gaires šio dokumento atnaujinimui. Ir ten ypatingas dėmesys yra skiriamas naujoms iniciatyvoms kaip Fit for 55 paketui, REPowerEU, energetiniam saugumui ir būtent tai teisingam perėjimui socialiniu aspektu būtent šitose srityse.
Tai kalbant apie patį procesą, kaip mums sekėsi, kaip jau ir minėjau, mes tai pradėjom nuo 19 metų, tam buvo įsteigtos 8 darbo grupės, per jas mes turėjome net 300 socialinių partnerių dalyvaujant, stengiamės tą procesą padaryti kaip įmanoma labiau įtraukų. Taip pat jose susibūrė daug institucijų, tai praeitų metų pavasarį buvom paprašę pateikti pasiūlymus šiam projektui. Mes gavome apie 600 pasiūlymų už, kaip mes įvertiname, maždaug 1 trilijoną eurų. Tai galimybės valstybės yra ne tokios plačios, kad ir kaip norėtųsi, tai procesas buvo pakankamai ilgas ir konsultantų bei agentūrų pagalba mes atrinkome 126 efektyviausias papildomos priemonės, kurios ir nugulė būtent į šitą projektą. Tai viską vainikavo būtent dabartinis, turbūt naujausios tos žinios, kad mes esame lygiagrečiai pateikę Nexpo projektą Europos komisijai, kuri jį vertins iki šių metų pabaigos, gruodžio 31 dienos. Ir mes taip pat teikiame visuomeniai ir socialiniam partneriams dokumentą iki rugpjūčio 23 dienos. Kaip ir minėjo viceministrė, įsitraukimas mums labai yra svarbus, kad gautumėm kaip įmanoma daugiau nuomonių ir pastabų, tai mes to ir prašysime iš jūsų. O likęs etapas, tie ateinantys metai, iš esmės ir bus tų pastabų nagrinėjimas, permodeliavimas, naujų projekcijų kūrimas. Mes taip pat esame atsakingi, kad šiam dokumentui būtų parengtas ir strateginio poveikio aplinkai vertinimas, ir regioninės konsultacijos, ir kol galų gale mes šį dokumentą pasitvirtinsim vyriausybėje. Tai kalbant apie pačias priemonės, dabar žodį norėčiau perduoti kolegai Tadui Norvydui iš Lietuvos energetikos agentūros. Dėkui, Henrikai. Sveiki visi, mano vardas Tadas Norvydas, esu Lietuvos energetikos agentūros klimato kaitos valdymo centro vadovas ir mūsų agentūra atnaujinant Nexą prisidėjo modeliuodama tiek esamų, tiek planuojamų priemonių poveikį ir įtaką mūsų strateginiams nacionaliniams tikslams tiek atsinaujinančių energijos išteklių srityje, tiek ir energijos vartojimo efektyvumo srityse. Tai kalbant apie atskiras Nexo sritis, dalis, tai yra išskiriamos tos 5 pagrindinės, Henrikas jau minėjo, bet mes kalbame apie energetinę pusę, tai ją vertinome iš atsinaujinančių energijos išteklių, energijos efektyvumo. Taip pat buvo priemonės įtrauktos, kurios susijusios su energijos saugumu, vidaus rinka, konkurencingumu, inovacijomis. Tai įvertinus visas esamas ir pasiūlytas planuojamas politikos priemonės, kurios yra skirtos didinti atsinaujinančių energijos išteklių daliai, apskaičiavome, kad siekdami savo nustatyto 30 metų tikslo turėti 70% bendram galutiniam energijos suvartojime energijos iš atsinaujinančių, jeigu įgyvendintume tik tai esamas politikos priemonės, mes pasiektume apie 71% energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kai mūsų planuojamas tikslas yra 70%. Tai rodo, kad didžioji dalis ir pats didžiausias poveikis, kuris buvo įvertintas, ateina iš esamų politikos priemonių ir siekiant, kad būtų, kaip čia, labiau užtikrintas tikslo pasiekimas, buvo taip pat pasiūlytos planuojamos politikos priemonės, kurios taip pat prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių tikslų siekimo. Tai įvertinus ir esamas ir planuojamas politikos priemonės, tikėtina, kad turėsime net daugiau kaip 75% energijos bendrame galutiniame energijos suvartojime iš atsinaujinančių energijos išteklių. Jeigu kalbant apie tikslus elektros energijos suvartojime, tai yra nustatytas pakankamai ambicingas tikslas 30 metams, kad 100% elektros bendrame elektros suvartojime būtų 100%.
Tai atsižvelgiant į didžiausius šiuo metu vykdomus projektus, kaip gerbiama viceministrė minėjo, jūrinių vėjų parkus, taip pat vertindami rinkos planus, atsižvelgiant į ketinimo protokolus ir pasiūlytas priemonės, mes įvertiname, kad 30 metais esamos ir planuojamos politikos priemonės, jeigu jos bus įgyvendintos planuojama apimtimi ir laiku, turėtų gerokai viršyti mūsų tą 100% tikslą ir siekti apie 140%. Iš esmės, tai reiškia, kad mes pasigaminsime elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių netgi daugiau, negu kad bus mūsų vartojimo poreikis ir atitinkamai galėsime tada planuoti, kur tą perteklių dėti, ar jį eksportuoti, ar panaudoti, kaip irgi buvo minėta, žaliojo vandenilio gamybai ir didesnės pridėtinės vertės produktų kūrimui. Galima kitas skaidrė. Čia gal tiesiog pratęsiu, kad jau norėčiau pristatyti ir pačias tas pagrindinės priemonės, tai kalbant apie atsinaujinančius, čia dabar, kaip matysite, ji bus suskirstyta į 3 sektorius, į elektros, transporto, šilumos ir viešumos sektorius. Lygiai taip pat yra ir dokumente jos nurodytos. Tai, kaip minėjo kolega ir praeitoje skaidrėje matėte, vieną didžiausių pokyčių elektros sektoriuje turėtumėm pajusti būtent per AI2E priemonę, AI plėtrą Baltijos jūroje, o iš planuojamų priemonių iš čia ateina pakankamai žymus pokytis per RRF finansavimą, tai saulės ir vėjo elektrinių statymas verslo sektoriuje, viešajame sektoriuje. Ir taip pat su priemonė AI29P mes planuojame kurti atsinaujinančių išteklių bendrijas, savivaldybėse tą pelną ir, pajamas nukreipiant į energetinį skurdą patiriančius asmenis. Tai vėliau mes dar prieisime ir vidaus rinkos dalis energetinis skurdas, energetinis nepriteklius, bet šita priemonė taip pat perdengia abu šios aspektus. Tai tokios yra elektros sektoriuje, transporto sektoriuje priemonės turbūt vertėtų, jeigu nagrinėsite vėliau, jeigu dar nesate susipažinę, matyti truputėlį platesnėme kontekste. Kaip ir minėjau, viena yra iš dekarbonizacijos transporto darbo grupių, kur buvo irgi nagrinėtos tos priemonės. Tai čia atkreipčiau dėmesį ir į dokumente prie dekarbonizacijos nurodytą transporto priemonių grupę. Tai mes čia taip pat esame nurodę, kad dėmesys mūsų bus į biodegalus ir biokurą. Į biodegalus. Biokurą mes kreipiame dėmesį šilumos ir viešumos sektoriuje. Mes čia turime labai daug esamų politikos priemonių, kurios yra skirtos centrinės šilumos tinklo plėtrai ir naujinimui. Ir ypatingai turėtumėm didelį poveikį pajusti, kuomet bus galutinai užbaigtas ir paleistas šio šildymo sezonui Vilniaus kogeneracinė elektrinė. Truputėlį galbūt, ko aš dar nepaminėjau, kai turime mūsų kolegų iš energetikos ministerijos, kurie prisijungs, tai jeigu turėsite klausimų dėl konkrečių priemonių, jie gebės jums į juos atsakyti. Tai energijos vartojimo efektyvumas. Kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, Lietuva taip pat turi nustatytą tikslą iki 30 metų sutaupyti beveik 40 teravatvalandžių energijos skaičiuojant tuo kaupiamuoju kumuliaciniu metodu. Ir įvertinus tiek esamų politikos priemonių efektyvumo srityje poveikį, tiek ir planuojamų politikos priemonių poveikį apskaičiuota buvo, kad teoriškai galima būtų sutaupyti, vėlgi įgyvendinus visas priemonės, visa apimtimi, apie 46 teravatvalandes energijos, kas viršija mūsų nustatytą tikslą. Čia reikėtų paminėti, kad didžioji dalis, kaip ir atsinaujinančio energijos išteklių priemonių atveju, taip ir efektyvumo priemonių atveju,
didžioji dalis sutaupymų ar efekto, prisidedant prie tikslų, ateina iš esamų politikos priemonių. Galima būtų paminėti, kad didžioji dalis sutaupymų ateina iš degalų akcizo, taikomų didesnių mokesčių degalams, šildymo katilų keitimo, kur yra numatyta pagal šią priemonę iki 30 metų atnaujinti, pakeisti 50 000 katilų individualiuose namų ūkiuose ir taip pat, aišku, daugiabučių pastatų atnaujinimas siekiant aukštesnės energijos vartojimo klasės. Planuojamos politikos priemonės, svarbiausias akcentas būtų iš esmės nutaikytas į tęstinumą. Tai yra planuojama tęsti tiek daugiabučių atnaujinimo priemonės, siekiant vis aukštesnės pastatų atnaujinimo klasės ir taip pat tęsiant individualių namų atnaujinimo priemonės. Tai įgyvendinus visas šitas priemonės mes esame pakankamai užtikrinti, kad pasieksime savo efektyvumo tikslus, juo labiau, kad mes savo įsipareigojimus 20 metams taip pat esame pasiekę ir taip pat šiek tiek netgi viršijo. Kalbant apie efektyvumo esamas priemonės, čia išskirtumėm kaip vienas efektyviausių VIAP lengvatą ir katilų keitimą į efektyvesnes technologijas. Tačiau didžiausi sutaupymai, kaip turbūt galite matyti, tai yra ties daugiabučių pastatų atnaujinimu ir akcizų įtaka būtent degalų suvartojimui. Tai atkreipsiu dėmesį, kad pakankamai didelės ambicijos yra iš Europos komisijos energetinio efektyvumo sektoriuje. Tai įvertinę ir preliminariai paskaičiavę mūsų visas išlaidas šiom priemonėm įgyvendinti, valstybės turiu omeny viešasis išlaidas, tai būtent energijos efektyvumui jos ir bus daugiausiai skiriamos. Na, o kalbant apie planuojamos priemonės, tai kaip gerai ir paminėjo mano kolega, daugelis tų priemonių bus tęsiamų, tik tam tikros ambicijos bus didesnės, tai kad, pavyzdžiui, daugiabučių pastatų atnaujinimas būtų iki B klasės. Taip pat mes irgi dėmesį didžiulį skiriame ir privačių namų modernizavimui. Kalbant apie kitą dimensiją, vidaus rinką, mes čia turime keletą tikslų, kur mums yra labai svarbu, kad mūsų elektros tinklai būtų kiek įmanoma labiau subalansuoti ir optimizuoti. Tai šios priemonės pagrindė yra orientuotos į būtent į tą didesnį atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir tinklų pritaikymą jai. Prie planuojamų priemonių, ką mes planuojame daryti, tai yra išsipirkti SGD laivą nuosavybės teisę, už tai yra atsakinga Klaipėdos nafta, ir kurti duomenų bazes, kad mes turėtumėm realius duomenis ir apie tai galėtume daugiau paskaityti ties VR12P priemonių. Ir kaip minėjau, viena iš vidaus rinkos dalių yra energinis nepriteklius, tai čia ir toliau planuojame tęsti būsto šildymų kompensaciją. Ir kaip ir minėjau, prie atsinaujinančių energijos išteklių yra esanti priemonė dėl atsinaujinančių išteklių bendrijų, taip pat ženkliai prisidės prie energijos nepritekliaus tikslų. Mes planuojame 30 metais namų ūkių dalį, kurios patiria energetinį skurdą, sumažinti iki 10%. Energetinio saugumo tikslai išlieka tokie patys, kaip ir minėjo viceministrė. Vienas iš pagrindinių tikslų tai yra susijungimas su kontinentinė Europa elektros tinklais. Tai sinchronizacijos projektas, o taip pat mes esame įpareigoti iš Europos komisijos praeitais metais, kad mes kauptumėm tam tikrą kiekį dujų pastoviai ir dalyvautumėme tarpvalstybiniuose susitarimuose dėl solidarumo priemonių.
Kalbant apie paskutinę dimensiją, mokslinius tyrimus, inovacijas ir konkurencingumą, tai nemažą šių priemonių dalį administruoja ekonomikos ir inovacijų agentūra. Galbūt tos pokyčius, kuriuos matom ateinantiem 10 metų, tai mes sieksime mokslinių tyrimų vandenilio srityse, mūsų dujų tinklų pritaikymo vandenilio dujoms, na ir sieksime sektoriaus skaitmenizacijos. Tai tiek būtų tų mūsų priemonių nuo energetikos ministerijos. Sugrįžtant truputėlį vėl prie proceso, tai keletas etapų, kuriuos norėčiau aptarti, yra, taip kaip ir minėta, kad šiuo metu vykdoma viešoji konsultacija per e-pilietės platformą, pakankamai lengva rasti ir sudalyvauti, siekime to daryti vieno langelio principu. Gavome jau tam tikrų pastabų arba indikacijų, kad dar yra vasaros laikas ir suprantame, kad dokumentas yra pakankamai didžiulės apimties. Tai turime dar to laiko iki kitų metų birželio 30 dienos, tai pilnai svarstysime ir galimybės tą terminą pratęsti. Tai bet kokiu atveju laukiame jūsų pastabų ir pasiūlymų įvairiom formom. Na, kaip ir minėjau prieš tai, Europos komisija šį dokumentą turėtų nagrinėti iki gruodžio 31 dienos. Kalbant apie regioninės konsultacijas su kaimyninėmis valstybėmis, mes jas vykdysime šių metų rudenį. Minėta, kad rengsime ir poveikio aplinkai vertinimą, su kuriuo kviesime plačiau susipažinti. Na ir atnaujinę dokumentą mes vėl teiksime jį viešosiom konsultacijoms. Kitų metų birželio mėnesį vyriausybė šį dokumentą patvirtins, tai vėlgi tiesiog noriu užakcentuoti, kad tai nėra galutinis dokumentas, mes vis dar planuojame tam tikrus pokyčius ir visi pasiūlymai yra laukiami. Tai turbūt būtų tiek nuo manęs, aš norėčiau žodį dabar perduoti mūsų kolegijai iš aplinkos ministerijos, daktarei Juditai Liukaitytei Kukienei. Sveiki visi, to jos pasidalinsiu savo pranešimu, matosi turbūt, ar ne taip? Tai Enrikas pristatė energetikos dalį, kuri yra viena iš didžiausių nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane. Aš pristatysiu klimatos dalį, klimato tikslų pasiekimą. Tai jeigu kalbame apie klimato tikslus, tai Lietuvoje yra nustatytas tikslas, kad mes turime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30% iki 2030 metų. Šitas tikslas skiriasi dar į 3 tokius didelius tikslus, kurie jau atsispindi skirtingose dalyse. Tai pirma yra apyvartinių taršos leidimų sektorius, kuriam jau yra ES numatytas tikslas, kad ES mastu yra reikalinga šiame sektoriuje sumažinti emisijas ne mažiau negu 62%. Čia dalyvauja didžiosios įmonės, tame tarpe ir energetikos įmonės, įvairūs jau šildymo katilus turintys objektai ir taip toliau. Daugiausia darbavomės prie neATL sektoriaus, tai apyvartiniuose taršos leidimų sistemoje nedalyvaujantis sektoriai. Tai yra transportas, žemės ūkis, mažoji energetika, pramonė ir atliekos. Lietuvoje nacionalinis tikslas yra 21% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ir šitas tikslas pasiskirsto nacionalinėje klimato kaitos darbotvarkėje dar į 5 sektorius. Tai šiuo atveju su pramonė, tai yra su energetika labiausiai susijęs, yra transporto sektorius, kuris bendrai dalyvauja jo energetikos emisijose per bendrąją apskaitą ir mažoji energetika, kur mūsų namų ūkiai. Ir kitas yra labai svarbus
jau blokas, tai yra CO2 kaupimas. Tai vadinasi, tai, ką Lietuva gali absorbuoti, sugerti visas mūsų išskiriamas emisijas, ta dalis, ir mes tai galime panaudoti kaip lankstumo mechanizmą savo tikslų nepasiekimui padengti. Tai jeigu girdėjome, kad energetikos sektorė visai gražiai turėtų būti pasiekti ir viršyti daugelis tikslų, tai iš tiesų su klimato tikslais kai kuriuose sektoriuose yra pakankamai sudėtinga, nes yra reikalinga labai stipri sektorių transformacija, pereinant nuo iškastinio kuro naudojimo į neiškastinio kuro naudojimą, į atsinaujinančius šaltinius ar alternatyvius. Ir šiuo atveju galima matyti jau klimato tikslų pasiekimo prognozes, neapyvartinių taršos leidimų sektorėje, kai pasieksime tą 21% tikslą, kuris Lietuvai yra nustatytas. Paminėtina, kad mums reikalinga atsiskaityti už metinius tikslus ir tikslų nepasiekimas vadinasi, kad Lietuva tiesiog turės dasipirkti iš kitų šalių jau papildomas kvotas, kurių nepasieksime, jeigu taip netyčia nutiktų, o ir kitoms šalims pakankamai sudėtinga eiti žaliosios transformacijos keliu ir greitus pokyčius atlikti. Bet sugrįžkime prie prognozių. Iš tiesų viršuje galima matyti violetinę liniją. Tai vadinasi, kas būtų, jeigu mes nieko nedarytumėm, valstybė nedarytų jokių intervencijų, nesiūlytų priemonių. Tai mūsų tikslai einamojo laikotarpiu, tiksliau mūsų emisijų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pakiltų ir tik tais po truputėlį pradėtų mažėti, vien dėl to, kad aplinkui mus vis tiek vyksta transformacija, kitos šalys transformuojasi, ateina žalesnės įmonės, yra populiaru diegti atsinaujinančius energetikos šaltinius dėl aplinkui vykstančių procesų ir taip toliau. Ir tuomet mėlyna linija yra jau, ką mes pasieksime su esamomis priemonėmis. Esamos priemonės tai yra tos, kurios jau yra patvirtintos priemonės, turi arba teisės aktus taip tvirtinančius, reglamentavimas, arba tiesiog yra jau numatytas finansavimas, kaip, pavyzdžiui, Europos Sąjungos fondais finansuojamos priemonės, kurias jau jų sąrašus įvairios ministerijos, kurių priemonės yra nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane, yra parengusios. Tai didžiąją dalį jau emisijų, kurios mums reikalinga sumažinti, sudaro būtent esama politika. Tačiau vis tiek trūksta dar labai daug iki mūsų tikslų pasiekimo. Tikslas yra numatytas Europos komisijos, kaip minėjau, kasmetiniai tikslai ir yra pažymėtas tiesiog raudona punktyrinė linija. Galima matyti, kokius mums tikslus reikia pasiekti kiekvienais metais, kad mes neviršintumėm savo jau šias išmetimų. Tai oranžinė linija yra papildomos priemonės, kuriomis sektoriai jau sieks 2030 metų tikslų ir iš tiesų 2030 metais yra suplanuotos priemonės, kad tas tikslas būtų pasiektas 21%, tačiau kasmetiniai tikslai, ypač šio periodo pradžioje, dabartiniais metais yra pakankamai sunku pasiekti. Iš esmės dar ir dėl to, kad iki 2020 metų mes turėjome kilimo tikslą. Tai vadinasi, mes galėjom daugiau kiekvienais metais išmetinėti, dabar mes turim jau tą mažėjimo tendenciją ir transformacija visuose sektoriuose jinai nėra lengva. Tai šiuo atveju tas skirtumas, kuris yra tarp oranžinės, kur jau mes kiek sutaupysime su planuojama politika, ir raudonos linijos tiek, kiek mums reikia Lietuvai, už ką mes turime atsiskaityti, galės būti padengiamas lankstumo mechanizmai. Lankstumo mechanizmai, kurie ateina jau iš CO2 kaupimo sektoriaus, vėlgi tuos lankstumo mechanizmus irgi reikia pasiekti, kad tame sektorioje būtų sutaupimas ir kad nebūtų didesnių jau ekstremumų, kaip sakykime, didesni plotai miškų galėtų būti kenkėjų nusiaubti, audros, kaip šios savaitės pradžioje turėjome, jeigu pažeis labai didelės miškų plotus, tai irgi atsiras tada jau grėsmė, kad mes galim neturėti lankstumo mechanizmo ir šiuo atveju tą skirtumą irgi reikėtų galvoti, kaip mums padengti. Dėl to yra svarbu kuo anksčiau paleisti visas priemonės, kurias yra numatę jau sektoriai, transformuotis ir eiti jau šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo keliu. Ir trumpai apžvelgsiu kiekvieną sektorių. Tai pirmas yra transporto sektorius, kurio pačios didžiausios emisijos yra jau visoje
visame šiltnamio efektą sukeliančių dujų balanse. Dėl to praktiškai kreivė ir atitinka mūsų jau bendravų emisijų kreivės. Tai pradžioje mes irgi turim kažkiek kilimą ir labai lėtai leidimas į žemiau pagal emisijas, nes vėlgi elektromobiliai, kitos jau draugiškos aplinkai transporto priemonės, jos be valstybės įsikišimo tik tais po truputėlį ateidinėja. Ir didžioji dalis sutaupymų taip pat yra su esama politika, apie 20 priemonių yra, didelių tiksliau priemonių blokų yra suplanuota, tai didžiausią efektą turi alternatyvių degalų naudojimas, elektroninės rinkliavos krovinių srityje, žemės ūkio kartelių peržiūra, kur buvo labai svarbu ir darbuojantis su energetikos ministerija, aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos energetikos agentūra, tai pasižiūrėti į priemonių sinergiją. Kaip priemonės turi poveikį skirtingose sektoriuose, ta pati priemonė, tai sakykime, žemės ūkio priemonės jos gali turėti pramonėje, transporte, žemės ūkyje efektą, energetikoje, lygiai tas pats energetikos priemonės jos ateina per efektą įvairius ir mūsų sektorius, tai tarpusavėje bendravom, kad tuos pamatytumėm poveikius. Tai ir mano pristatymuose matysit, kad kai kurios priemonės, kaip pavyzdžiui, jau biodujų jėgainių statyboje turi poveikį praktiškai visuose sektoriuose ir tas poveikis ateina pakankamai nemažas. Tai irgi žiūrėjome, kad kuo labiau ta sinergija būtų, kad planas tikrai būtų integruotas ir priemonės tarpusavėje būtų integruotos. Šiuo atveju grįžtant prie transporto sektoriaus, tai planuojama politika, irgi turime 17 priemonių, pagrindiniai yra akcizas ir CO2 dedamoji, kurie ateina, tai šiuo metu jau tai yra esama politika ir būtent atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų metu pastabas gautas, mes atliksime permodeливimą jau visų sektorių ir tai bus jau esama politika, nes jau mes turime patvirtintą šį įstatymą. Taip pat FIT 55 paketas jau vis labiau įsigrynina ir ateidinės. Ir aišku, alternatyvūs degalai, kur kaip papildomos priemonės turės jau didelį poveikį. Žemės ūkio sektorius, antras pagal jau taršą klimato kaitai, tai irgi turime esamos politikos 22 priemonės, jos daugiausiai yra susiję su jau šiuo metu patvirtintų strateginiu žemės ūkio planu. Ir 8 yra planuojamos priemonės. Šis sektorius pakankamai subalansuotas priemonės turi, jeigu transporto sektoriui tikrai tarp tos raudonos linijos ir jau oranžinės linijos turim pakankamai didelį trūkumą metinių kvotų, tai šiuo atveju turime praktiškai su papildomom priemonėm pasiekiamus tikslus ir išeiname 2021 metais jau į tą tikslą 11% sumažinti žemės ūkio emisijas. Tai ir tokios iš pagrindinių priemonių, tai baltyminių augalų plėtra, neariminės technologijos, kurios ir transporte turi poveikį, ir CO2 kaupime, klimatui palanki gyvulininkystė, kuri yra dalis kaip ir biodujų jėgainių ir jau tvaraus mėšlo srutų tvarkymo, subalansuotas tręšimas didžiausią poveikį tenais turi. Ir sekantis sektorius tai yra mažoji energetika. Mažoji energetika tai yra mūsų namų ūkiai, tai paprastai sakant, kuriuose irgi yra tos energetikos emisijos, kurios nepapuola pro apyvartinių taršos leidimų sektorių. Tai esamos politikos yra 5 priemonės, tai pagrindinė efektyviausia dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo yra katilų keitimas, taip pat biometano gamyba ir valymas irgi poveikį turi ir švietimas ir konsultavimas, kad vėlgi mes keistumės kiekvienas savo namuose jau įpročius ir eitumėm klimatui draugišku ir energetiškai efektyvesniu keliu. Planuojamos politikos yra 3 numatytos priemonės, jos be jokios abejonės yra brangios, pakankamai sudėtingos, tai pagrindinė priemonė yra gyvenamųjų namų atnaujinimas, kur mes ir galime jau sumažinti iškastinio kuro naudojimą savo namų ūkiuose ir taip jau mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Jeigu pasižiūrėtumėm į tikslų šio sektoriaus pasiekimą, tai šiuo atveju jau periodo pradžioje mes turime netgi didesnius sutaupimus, negu tikslas yra šiam sektoriui numatytas, tačiau periodo pabaigoje, jau 2030 metais ir su papildomomis priemonės truputėlį trūksta.
iki sektoriaus tikslų pasiekimo, tačiau šio sektoriaus transformacija tikrai, kaip minėjau, nėra tokia pigi ir efektyvi, kaip kai kuriais momentais jau kitų sektorių, bet vėlgi, jeigu mes priemonės paleisime anksčiau, tai yra didelės galimybės ir šios sektoriaus tikslams pasiekti ir 2030 metais, ne tik periodo pradžioje. Sekantis sektorius, kuris irgi glaudžiai siejasi su energetikos sektoriumi, tai pramonės. Sektorius yra suplanuota esamos politikos 20 priemonių, planuojamos 13. Alternatyvaus kuro deginimas tai yra viena iš pagrindinių priemonių, didžiausią efektą turinti šiuo atveju, kad mes keičiame tiesiog iškastinį kurą alternatyviais šaltiniais. Tuomet didelė dalis tame sektoriuje yra fluorintos dujos. Didžioji dalis ateina per mūsų jau šaldytuvus, per šaldymo sistemas ir nenaudojimo, tai vėlgi yra numatyta priemonė, kuri padės pakeisti jau būtent fluorintas dujas naudojančius į alternatyvius šaldymo elementus naudojančius. Trumposios tiekimo grandinės susijęs su žemės ūkiu, kad vėlgi kuo greitesnis būtų maisto pristatymas, mažesnis vežimas ir taip toliau. Iš planuojamos politikos hedžingo sutartys, kad būtų susitarta, kiek jau mažins savo šiltnamio efektą sukeliančias dujas įmonės ir tai galėtų jau per kreditus kompensuotis. Fluorintų dujų mažinimas ir akcizų įstatymas irgi poveikiai turi ir šiam sektoriui. Tai pradžioje trūkumas yra pakankamai didelis nuo tikslų ir kaip sektorius turi transformuotis, bet pabaigoje yra praktiškai jau su papildomomis priemonėmis pasiekiamas irgi tikslas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas iki reikalingo lygio. Ir mažiausias pats sektorius, tačiau sėkmingiausias, galima sakyti, taip, yra atliekų sektorius, kur mes turime jau patį didžiausią tikslą, lyginant su 2005 metais, tai 65% sumažinti. Su esama politika mes pasiekime ir viršiname tikslą. Periodo pradžioje mes turime praktiškai identišką jau pasiekimą tikslui, vėliau ir viršiname ir būtent tas perviršis padengia kitų sektorių nepasiekimą periodo pabaigoje ir pagrindinės priemonės, kurios prie to prisideda, tai nuotekų tvarkymas, atliekų rūšiavimas, kogeneracinių jėgainių projektai ir ateityje daugiau dėmesio planuojama dar politiką skirti žiediškumui viešuosiuose pirkimuose ir buitiniam kompostavimui, kur iš tiesų dar turime kur pasistengti, kad sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančias emisijas. Ir kitas, kaip minėjau, svarbus blokas yra CO2 kaupimas, kur mes tai, ko nepasieksime sumažinimu tų metinių kvotų, mes galėtumėm pasidengti. Tai galima matyti, kad lyginant su esama situacija, pas mus CO2 kaupimas mažėja pagrinde dėl jau senėjančių ir kaitos miškų ūkyje, dėl to yra reikalinga nemažai priemonių. Šiam sektoriui tai esamos politikos numatyta 10 priemonių, planuojamos politikos 11 priemonių, iš kurios tokios kaip efektyviausios būtų priemonės, kurios susijęs su žemės ūkiu, kur skatina jau CO2 kaupimąsi, tai nearimas, tarpinių pasėlių skatinimas, augalų kaita. Iš planuojamos politikos didžiausią poveikį turi organinė statyba. Tai irgi turi poveikį ir per kitus sektorius, nes atsiranda vėlgi papildomos darbo vietos, mediena yra neišvežama, o tiesiog naudojama čia ir yra užrakinama jau renovacijoje, pastatų statyboje. Iki tikslų pasiekimo, kad galėtume pilnai jau padengti savo lankstumo mechanizmų tikslus, mums trūksta apie 3%, bet pagrindė tai yra dėl bazinių metų perskaičiavimo. Pagal dabartinius skaičiavimus, perskaičiavus bazinius metus, jau turėtumėm tuos tikslus pasiekti, trūkumų neturėti, bet vėlgi atkreipsime didesnį dėmesį, kad šitas sektorius, ypač esant ekstremaliom situacijom dėl jau klimatinių sąlygų, besikeičiančių klimato, kad tikrai turėtumėm tą lankstumo mechanizmą ir galėtumėm pasidengti, tai ką dėl to, kad transformacija yra reikalinga ilgesnė, ne taip greitai ateinanti, galėtumėm pasidengti tą savo trūkumą.
Ir galiausiai yra jau apyvartinių taršų leidimų sektorius, kur mes jau turime didžiasias įmonės, tame tarpe ir energetikos įmonės. Tai jeigu mes nieko kaip valstybė nedarytumėm, tai šios sektoriaus emisijos didėtų. Dėl to, kad visi gamintų maksimaliai tiek, kiek gali, ir ta violetinė kreivė rodo tai, kad pas mus dar išaugtų ir mes turėtumėm tiesiog maksimalius išmetimus. Su tomis priemonėmis 19 esamos politikos, planuojamos 15 priemonių per pramonės ir energetikos sektorius, mes pasiekėme, kad tas sumažėjimas būtų iki 45%. Tai 62%, kuris yra Europos Sąjungai numatytas, nėra pasiekiama, bet vėlgi tai yra daugiau jau per tai, kad įmonės pačios irgi turi galvoti ir žiūrėti, kaip transformaciją vykdyti, nes pas juos apyvartinių taršos leidimų kiekis tiesiog yra mažėjantis. Ir pagrindas vėlgi yra, kad pas mus čia jau kolegos iš energetikos gali pasakyti, bet tai, kiek mes šiuo metu kaip ir gaminame iš iškastinio kuro, tai to mažinimo irgi tokio šiuo metu nėra didelio prognozuojama. Tai irgi įtakoja, kad pas mus nėra šios sektoriaus jau didelės lūžimo kreivės, nes vis tiek bazinius dalykus mes turime užtikrinti. Iš tokių planuojamų priemonių, tai pačios efektyviausios, kurios numatytos, kad prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, nekalbu apie energetinį efektyvumą, nes vėlgi tai nėra visiškai vienodai. Tai taršių technologijų keitimas, čia jau įmonėse, kur mes keičiame tiesiog pačią technologiją, mažinant emisijas, ir daugiabučių pastatų atnaujinimas, kurį jau mes turime tiesiog dėl to, kad energetinis efektyvumas mažėja, ir jeigu katilinė vis dar yra deginanti iškastinį kurą, tiesiog to iškastinio kuro mažiau yra reikalinga. Tai būtų tiek bendrai apie prognozes, ir tie, kurie nagrinėsis jau patį planą, žiūrės klimato projekcijas, kaip jos atrodo, tai tikrai esame parengę šias medį, šias prognozių švieslentę, kur kiekvienas užėjęs gali pamatyti, kaip keičiasi jau mūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iki 2030 metų. Tai šiuo atveju yra visos priemonių indėlis tiek bendrai, tiek pagal sektorius, tiek prie jau CO2 kaupimo sektoriuje. Galime matyti ir kaip išsidėsto priemonės, kaip pačios emisijos keičiasi CO2 jau ekvivalento forma, procentais, kaip artėjame prie tikslų, visą tai galite pamatyti. Ir aplinkos apsaugos agentūros svetainėje yra ir kiekvienam sektoriui sudarytų buvusių emisijų irgi švieslentės, tai nuo 2005 metų iki 2021 metų. Kiekvieno jau sektoriaus, kuris nedalyvauja apyvartinių taršos leidimų sistemoje, galima matyti jau atskiras dalis, kaip mūsų emisijos svyravo per metai iš metų ir kaip tai pasiskirsto per jau įvairius subsektorius, tai irgi galima pasižiūrėti. Tai tiek apie klimato tikslus. Ačiū už dėmesį. Tai ačiū labai aplinkos ministerijai. Mes kaip ir baigėme savo prezentacijas, tai dabar kvieščiau visus norinčius užduoti klausimus ir pasistengsime juos atsakyti. Tai siūlau norintiems užduoti klausimą pasinaudoti virtualios rankos pakelimo mechanizmu, kurį gerai jau esame įvaldę. Taip, turime pirmosius norinčius paklausti, tai prašau, Domantas Tracevičius. Sveiki. Turėčiau tokį, kaip sakykime, keletą komentarų, ir vienas iš jų pagrindinis galbūt dėl pačios architektūros Nexpo. Kalbam apie didelės sumas ir tai, kad reikės daug pinigų. Aš tai matyčiau atvirkščiai, kad tie, kas daro neigiamą poveikį klimatui, už tai turi susimokėti. Ir tada, atsirandant kokiam tai visuotiniam CO2 mokesčiui, tos paramos būtų iš ko jas sumokėti. Ir tie, kas
daro neigiamą poveikį, už tai atsakytų. Tai čia yra, manau, logiškiausias dalykas, kurį reikėtų ir įgyvendinti, nes dabar reikia visur ieškoti ir visi turi mokėti už tai, kad kažkokios bendrovės, kurios gauna naudą dažnai tik tai savo, mes visi turim apmokėti jų transformaciją. Kitas dalykas dėl šilumos sektoriaus, tai aš vis dar nematau tokio, norėtųsi labai, kad būtų perėjimas, kad nauji pastatai visi, turėtų būti elektrifikuoti jų šildymo sistema, nes tai yra tas tvariausias kelias, kad mes neturėtume nei jokių dalelių, nei jokių išmetimų. Ir taip pat galbūt pats esminė pastaba mane labai stebina, kad yra numatytas vis dar yra laikomas privalomas pirmos kartos biodegalų maišymas į mineralinius degalus. Šita priemonė visiškai netikslinga ir netgi, aš sakyčiau, lėtina transformaciją, nes jeigu įpareigojimas naudoti alternatyviuosius degalus išlieka, tai rinkos dalyviai ieškotų tų, kurie yra pigesni ir kurie sugeba padaryti didesnę transformaciją. Ir didesnę transformaciją sugeba padaryti elektra iš atsinaujinančių išteklių. Ir tiek, kiek transportas naudoja energijos kiekių, tai tikrai netgi, sakykime, darytų tuos didžiuosius projektus, kaip ir jūrinio vėjo projektai, dar patrauklesnius, žinant, kad poreikis elektrai tikrai bus. Ir šesdo sumažinimas, kaip jis jau apskaitomas valstybėje, jau numatoma naudoti daugiklį iš 4, turėtų būti ir DAI kreditų sistemoje irgi iš 4. Tai tokie komentarai, aišku, pastabas ir atsiųsti raštu. Ačiū labai. Dėkui labai už komentarus ir koncentruotus klausimus. Tai dėl principo teršėjas moka pasiūlyčiau aplinkos ministerijai pakomentuoti. Judita, jeigu galėtumėt. Tai iš tiesų teršėjas moka principas yra labai geras ir efektyvus. Ir šiuo atveju tikrai pirmą aneksą rengdami mes buvome įtraukę ir automobilių taršos mokesčius ir įvairius kitus mokesčius, kurie turėjo generuoti pinigus ir taip toliau. Tai šiuo atveju tai buvo nesulaukta jau politinio palaikymo, dėl ko šiuo metu tam pačiam automobilių taršos mokesčių nėra. Jau tokios priemonės nėra. Kadangi palaikymas šiuo metu yra ir, kaip minėjau, jau perėjęs į esamą politiką akcizai, CO2 dedamoji, tai CO2 dedamosios ir akcizų priemonė yra įtraukta, tai mielai mes kai kuriais momentais daugiau įtrauktume į priemonių, kurios yra teršėjas moka, bet tam reikalingas ne tik tais ekspertų vertinimas, kad tos priemonės yra geros ir naudingos, bet ir šiuo atveju politinis palaikymas, tai priemonės yra tokios, kurias iš tiesų ministerijos pasirinko, kurios mato, kad jos planuoja eiti tų priemonių keliu ir įgyvendinti jau transformaciją per tai. Ką dar norėčiau paminėti, kad pačiame jo nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane yra ir dalis skirta apie būtent subsidijų atsisakymą ir visus šios dalykus. Tai irgi galima matyti, kokia sparta buvo padaryta nuo 2019 metų patvirtinimo ir be jokios abejonės mes turime tas dalis, kuriuose visgi yra sustabdyta, kurios neturėjo palaikymo, bet ir to pačio gerbiamo Domanto norėčiau paprašyti, kad jeigu bus palaikymas iš įvairių organizacijų, bus palaikymas iš visuomenės ir visų kitų, tai tikrai, manau, tokiu atveju plane atsirastų ir tokių priemonių, kurios būtų labiau tvirtinančios tą nuostatą teršėjas moka ir mes galėtumėm kuo dar sparčiau eiti žaliosios transformacijos keliu. Ačiū labai, Judita. Tuomet judant ties antro klausimo dalimi dėl šilumos sektoriaus, tai gal trumpai agentūros tuomet paprašysiu pakomentuoti. Tai sveiki visi. Gal išskaidysime šitą atsakymą netgi į 2 dalis, tai yra į centrinį šildymą ir jų privačių gyventojų. Tai privačių gyventojų mes ir dabar energetikos ministerija kaip tik patvirtino rugpjūčio mėnesį naujas priemones ir mes startuosime su katalų keitimu.
ir ką ketiname pradėti daryti nuo rugsėjo ir išlaidos jau yra tinkamos ir tai yra tikrai didelio populiarumo priemonės ir gyventojai jomis noriai naudojasi. Kas liečia centrinį šildymą, tai taip dar finansuojamas ir perėjimas prie biokuro, tačiau vis tik tai duoda taipogi teigiamą efektą CO2 išmetimams ir pereinama prie vis mažiau taršių šiuo atveju šaltinių. Ir gal kas yra dar svarbu paminėti, kad kaip tik ir Lietuvos energetikos agentūra kartu su savo partneriais Jungtinių Amerikos valstijų atsinaujinančių išteklių laboratorija taipogi startavo su projektu, kuomet irgi kuriamas energetikos transformacijos modelis, kuriame bus modeliuojamas Lietuvos perėjimas, kaip pereiti 100% prie atsinaujinančių ir tame tarpe bus nagrinėjimas ir šilumos sektorius. Tai gal tiek. Ačiū labai. Ir tuomet dėl įmaišymo klausimo dalies prašyčiau tuomet Aurimo Salapėtos energetikos ministerijos eksperto pakomentuoti trumpai. Ačiū. Sveiki visi. Tikiuosi girdžiuosi. Tai dėl pirmos kartos biodegalų maišymo, tai iš tikrųjų ten ta priemonė nėra skirta pirmos kartos biodegalams, neapskritai nustato privalomą biodegalų maišymą. Tai mūsų nuomonė priemonė reikalinga tol, kol Lietuvoje naudojami naftos degalai ir priemonė užtikrina, kad kiekviename litre būtų bent jau minimalus kiekis atsinaujinančių energijos išteklių. Kita vertus, tai yra minimalus reikalavimas. Degalų tiekėjai iš tikrųjų yra įpareigoti didesnius kiekius atlikti maišymų, tai jų pasirinkimo teisė, kokią kuro rūšį naudoti. Gerai, ačiū labai Aurimui, tuomet judame toliau prie klausimų ir komentarų, tai prašau Gintautas Mankevičius. Labadiena. Mano klausimas būtų Juditai Jukaitytei iš aplinkos ministerijos. Labadiena, Judita. Jūs kaip pateikė duomenis, iš tikrųjų labai malonu matyti analizę, tačiau aš manau, kad reikėtų papildyti analizę pagal rajonus. Kiek išmeta ŠEC ir kiek absorbuoja. Ta prasme, pavyzdžiui, kiek Ignalina, kiek Kėdainių rajonas, kiek Kauno. Tada mes galėtume pamatyti, kuriuose rajonuose ne per pramonės ar kitus sektorius, o pagal rajonus. Ir tada netgi galbūt intensyvumus kai kurių priemonių pakoreguoti pagal tos rajonus, kad, sakykime, Akmenei daugiau skiriama, nes jie daugiau išmeta, perėjimo prie, kaip sakoma, sumažinimo emisijos. Ačiū. Tai norėčiau pasakyti, kad pats planas, jisai yra skirtas, yra nacionalinis. Tai vadinasi, mes visus jau skaičiavimus, viską darome nacionaliniu mastu. Žiūrime bendrai pagal Lietuvos statistiką, nes Lietuvos statistiką mes turime ir šiltnamių efektą sukeliančių dujų išmetimo. Ir šiuo atveju Lietuvai yra nustatyti tikslai, ne kažkuriam tais jau sektoriui. Tačiau mes suprantame tai, kad savivaldybės vis labiau nori ir dalyvauja ir Europos komisijos rengiamose misijose, kad taptų jau klimatui neutralios. Tai šiuo metu kaip tik yra vykdomas pirkimas ir pradedamas projektas, kad būtent Lietuvai būtų sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaičiavimo metodika savivaldybių lygių. Tai tikimės, kad artimiausių metų bėgyje mes turėsime pirmus pilotinius projektus, kur bus suskaičiuota jau savivaldybėm, būtent kiek savivaldybės tiek išskiria, tiek absorbuoja, kad galėtumėm jau palyginti savivaldybės tarpusavyje. Tai tikrai šią kryptimį darbuojamės, ypač žiūrime jau į tuos miestus, kurie dalyvauja, kaip minėjau, ir Europos komisijos pačiose misijose, kad taptų klimatui
gyventojų neutralūs. Tai tikrai, jeigu, pavyzdžiui, per patį planą, šiuo metu per patį modeliavimą, per visus kitus, kad galėtumėm tarp šalių labiau palyginti, tai yra svarbiau pažiūrėti nacionaliniu mastu. Bet Lietuvoje darbuojamės, kad galėtumėm matyti savivaldybėse, galėtumėm vertinti savivaldybės ir kaip jūsų labai gerai pastebėjome, kad darbuoti su savivaldybėm, tai yra kiti žingsniai, kuriuos mes kaip aplinkos ministerija planuojame atlikti. Ačiū labai, Judita, už išsamų atsakymą. Ir toliau judame prie klausančios gerbiamos Editos, nenurodyto pavardė. Prašau. Labą dieną, Edita Meškauskienė, registravausi su vardu ir pavardę. Labai atsiprašau, kad taip sistema rodo. Mane domina trečia priemonė. Tai faktiškai turbūt gerbiamai Juditai vėl klausimas klius, nors šiek tiek ir ministerija energetikos. Tai yra mažoji energetika, atnaujinimų programos. Tai yra ir daugiabučių, ir vienbučių. Pagal dabartinę statistiką vienbučiai buvo tikrai palikti už borto, nes neradau nei vieno šiai dienai išskiriamai paramai suteiktos paramos, nei vienam vienbučiui ar tai dvibučiui. Tai yra kažkokios sumos išskiriamos, bet net ta mistinė 14 000 parama nėra suteikta nei vienam objektui. Pagal sutaupimo kiekius, tai yra tikrai didžiulis sektorius ir tikrai pagal energetinį skurdą, jeigu žiūrėsime regionus, tai yra labai skurdus sektorius. Tai labai būtų įdomu, kokius žingsnius, kaip šitą sektorių paspartinti, paskatinti, didinti tuos sutaupimus, tuo pačiu reiškia renovuoti savo energetinių ūkį, planuoja numatyti ministerija. Ačiū labai. Tai jeigu mes kalbame iš tiesų apie vienbučius, dvibučius, tai iš klimato kaitos programos jau yra labai seniai finansuojama ir tikrai daug yra pastatų, kurie būtent fiziniai asmenys kreipėsi ir renovavę savo pastatus. Tai vėlgi kvietimo sąlygos jos buvo besikeičiančios metai iš metų, nes ilgus metus jau tikrai einanti programa, kuri buvo vis labiau buvo žiūrima, kad būtų pilnai jau iki B klasės apšiltintas ir pakeistas, jau tiksliau renovuotas, modernizuotas vienbutis, dvibutis namas. Šiuo metu šiai minutei kvietimo nėra. Tačiau, kaip minėjau, nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane yra numatyta tokia priemonė. Yra numatyta priemonė, kuri prisidėtų ir prie energetinio efektyvumo ir šiuo atveju prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų jau emisijų sumažinimo mažosios energetikos sektoriuje. Tai jeigu pasižiūrėjus tik tais per šias daug prizmę, tai pakankamai mažai efektyvi priemonė, bet prie energetinio efektyvumo tikrai prisidedanti ir didelius sutaupimus duodanti. Tai kadangi jinai kaip ir sinergiją turinti su daugeliu priemonių, tai aš manau bus viena iš tų priemonių, kur bus ieškoma greituoju būdu kuo greičiau finansavimo, kad būtų paleistas naujas kvietimas, nes pernai turėjome kvietimą, šiuo metu dar nėra kvietimo paleista, bet tikrai numatyta, planuojama ir dabar tiesiog yra reikalinga apsispręsti, iš kurio finansavimo šaltinio būtų paleistas kvietimas ir visi, kurie nori renovuotis, jau modernizuoti savo nuosavus vienbučius, dvibučius namus, tai galėtų ir atlikti. Ir beje, dėl statistikos buvo, tai šiaip jau yra AFI sistema aplinkos projektų valdymo agentūroje, kur dažniausiai prie kiekvienos priemonės būdavo tikrai pateikiama, kiek buvo besikreipiančių kiekvienais metais, kiek buvo modernizuota ir taip toliau. Ir tuose sistemose, kur mes turime jau čia galbūt kolegos iš LEA galėtų net papildyti, bet yra sistemos, kur būtent pastatų sistemos ir kur pereinama į jau A, C klasė pastatai, tai tenais irgi galima matyti, kurie yra gavę paramą ir irgi tokia informacija teko matyti, kad yra. Tai tikrai nėra taip, kad nebuvo duota parama pakankamai senai duota ir galbūt kolegų žino, ir kiek tų pastatų buvo iki šio laiko renovuota. Aš tikrai šiuo metu tokios statistikos neturiu, bet priemonė, kuri buvo efektyvi ir kurią tikrai turėsim.
Ačiū labai, Judita. Ką reikėjo, išgirdau. Ne visai tai teisybė, bet ką reikėjo, tą išgirdau. O pastabas pateiksiu raštu. Ačiū labai. Ačiū. Dėkui Judita, dėkui gerbiamai Editai už klausimą. Mes papildomai dar norėtumėm irgi trumpą komentarą nuo agentūros. Taip, mes norėtume paskatinti dabar ir ypač daugiabučių ir privačių namų savininkus irgi pasinaudoti galimybę burtis į atsinaujinančių išteklių bendrijas arba piliečių energetinės bendrijas ir tokiu būdu pasinaudoti teikiamu finansavimu saulės elektrinėms, vėjo elektrinėms, o artimiausių metų ir kaupimo įrenginiams įsigyti, nes kaip tik šiuo metu Lietuvos energetikos agentūra ir priima paraiškas, kurių mes tikrai labai laukiame ir tokiu būdu irgi susimažintume, gyventojai turėtų galimybę susimažinti savo sąskaitas. Ačiū labai, Agne, už komentarą. Tuomet judame toliau. Gerbiamas Kęstutis Starkus. Prašau. Sveiki, Kęstutis Starkus, Orlen Lietuva. Ačiū labai už pristatymus. Aš 2 pastebėjimus turėsiu. Vieną klausimą ir vieną pastebėjimą. Turbūt vienas jau buvo paliestas dėl Domanto ir Aurimo diskusijų, dėl biodegalų privalomai maišymai kiekvieną litrą. Tai manytina, kad pradėjus veikti DI sistemai, jos kontroliai, tai tikrai reikėtų akcentuotis į metinius tikslus ir sudaryti sąlygas tų tikslų siekimui tinkamų technologijų konkurencijai, nes privalomas biodegalų įmaišymas, konkrečiai pirmos kartos, nes vis tik ta sistema veikia taip, kad skatintų pirmos kartos biodegalų maišymą, tai jisai yra, pritarčiau Domanto išvadas, yra stabdantis iš tikrųjų atsinaujinančių išteklių plėtrą transporto sektoriui. Tai čia šitą tikrai reiktų apsvarstyti. O kitas klausimas buvo susijęs jau turbūt Juditai vėlgi. Galbūt tai buvo pramonės darbo grupė aptarinėjama, bet nekart jau mačiau vieną iš priemonių, planuojamų priemonių, kuri turės labai didelį efektą šešdo mažinimui, tai yra elektros kainų kompensavimas. Ir čia eina kalba apie tą priemonę, kuri plane minima kaip netiesioginio TL kaštų elektros kainoje dedamosios priemonė, ar čia yra kažkokia kita priemonė, apie kurią būtų verta žinoti. Nes dėl pastarosios priemonės, tai su ekonomikos ir inovacijų ministerija labai ilga diskusija tęsiasi ir ten kažkaip nesijaučia, kad būtų kažkoks proveržis tai priemonė įgyvendinti. Tai galbūt turit kažkokių gerų žinių, kad šita priemonė galiausiai bus įgyvendinta. Tai tiek, ačiū. Ačiū labai gerbiamam Kęstučiui. Tai dėl privalomai maišymo, tuomet, kadangi komentaras kaip ir kartojasi, tai nežinau, ar Aurimai dar papildomai būtų pastebėjimų. Aš gal trumpai tada pastebėjimą, kad apskritai turbūt NEXO kontekste yra tikslas skatinti biodegalų naudojimą tol, kol naudojami naftos degalai, o dėl konkrečios formos ir ten tų visų detalių, kada įsijungia pirmos kartos biodegalų maišymas, kada antros, tai turbūt reikėtų diskutuoti apskritai įstatymo galbūt pakeitimo rėmose arba turėti atskirą diskusiją, nes tarp tų priemonių, kurios yra NEXE iš principo, tai yra tikslas skatinti biodegalų ir pažangių biodegalų naudojimą. Ačiū labai, tuomet fiksuojame komentarą ir manau, kad diskusija šią temą tęsis toliau. Judita, į antrą klausimo dalį, prašau. Taip, tai iš tiesų, kaip jūs minėjote, tai yra priemonė dėl jau išaugusio elektros kainų kompensavimo, tai yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė skirta pramonės sektoriui, tai yra planuojama priemonė, tai vadinasi, kad dar nėra nei politinio sprendimo, nei pinigų, kad šita priemonė būtų įgyvendinama. Tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri atsakinga už tą sektorių, tą priemonę yra pasiūliusi, pateikusi kaip ir tą mechanizmą, kaip galėtų būti mažinamos irgi emisijos, nes pradžioje mes tą priemonę buvom įvertinę kaip visiškai neefektyvę, bet jeigu tie pinigai būtų iš karto investuojami į švaresnę technologiją, tai vadinasi, kad pačios emisijos būtų mažinamos, tai mes tą efektą galim matyti ir mes ją tiesiog esame įtraukę ir paskaičiavę, tačiau tai jau priklauso nuo ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir kitų politinių sprendimų, ar ta priemonė, kaip ir visos kitos, kurios jau yra prie planuojamos politikos priemonių, ar bus surastas finansavimas ir ar jinai bus įgyvendinama.
Tai šiuo atveju jau ta vedančioji ministerija, pramonės darbo grupė, tą sprendimą kaip ir turi priimti ir siekti tą priemonę įgyvendinti arba šiuo atveju pakeisti alternatyvę, kad būtų pasiektas jau numatytas tikslas. Dėkui, Judita, už atsakymą. Tai tuomet siūlau judėti toliau su kitu klausimu. Gerbiamas Andrius Kažukauskas. Sveiki, labai ačiū už tą didelį darbą, kurį jau atlikote ir dar ačiū Domantui už tikrai tas pastabas, kuris pats norėjau pasakyti. Tai dar liko klausimas dėl elektros kainų kompensavimo mechanizmo. Tai aš buvau truputį irgi nustebęs pamatęs, kad tai sumažina šias. Tai man atrodo, nelabai supratau to mechanizmo, tai turėsiu pasiskaityti turbūt. Ir dar kitas nustebino planuojama priemonė, kuri turi efektą, tai hedgingas. Tai jeigu Judita galėtų paaiškinti, kaip finansinės rizikos valdymas mažina ir stipriai mažina CO2 išmetimus, tai būčiau labai dėkingas. Ačiū. Tai iš tiesų šie klausimai turbūt turėtų būti vėlgi, šiandien prieš pietus turėjome pramonės dekarbonizacijos darbo grupę, kur jau ekonomikos ir inovacijų ministerijos kolegos, kurie yra atsakingi už šitas priemonės, už jų vykdymą, ir tai yra ta ministerija, kuri kaip ir siūlo ir veda į priekį, galėtų jums detaliau paaiškinti. Šiuo atveju aš galiu pasakyti iš tos pusės, kaip mes kaip su agentūrom vertinam kaip ekspertai priemonę ir jo sumažinimo efektą. Tai šiuo atveju yra dėl to, kad pavyzdžiui kainų kompensavimas. Yra tam tikra suma, kuria yra pagal jau tu teiki kompensacijai sumą, bet ta suma tu privalo būti investuojama iš karto ir sumažinamas tam tikrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tai gali būti pakeista gamybos linija, tai gali būti pakeistas agregatas, tai gali būti dar kažkoks pakeitimas įmonėje. Tas pakeitimas, kad mes, pavyzdžiui, prieš tai turėjome varomą jau siurblį iškastinių kurų, dabar mes pasistatome elektrinės ir turime atsinaujinančią energiją. Tai yra tas pokytis ir tai buvo paskaičiuota būtent pagal tai, kiek jau yra atsisakyta, kiek šiuo atveju bus jau nenaudojama ir neišmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai tiesiog pagal tai skaičiavimas atliktas. Jeigu mes kalbame apie hedgingo sutartis, tai vėlgi tenais taip pat įmonės įsipareigoja, kad jos tiesiog pasidaro planą, kad pereitų ir mums buvo pateikta informacija vėlgi, kiek šiuo atveju bus sutaupymų. Kiek įmonės įsipareigoja remiantis jau kitų šalių patirtimi ir tie sutaupymai ateina. Tai vėl, ką norėčiau paminėti, tai abidvi šios priemonės yra planuojamos priemonės. Tai vadinasi, kad tuo metu, kuomet jau tos priemonės eina į gyvendinimą, jos turi būti perkeltos į kitus strateginius dokumentus, įvertinama jau jų vėlgi paramos schema ir visa kita. Ir čia jau vėlgi galėsit kiekvienas įsijungti į derinimą prieš gaunant tą finansavimą, jau tai priemonė įgyvendinti. Tačiau jeigu, sakykime, dėl hedgingo turi daugiau klausimų, tai tikrai aš rekomenduoju pasižiūrėti. Šiandien apie tą priemonę irgi pramonės darbo grupėje diskutavome. Aplinkos ministerijos YouTube kanale yra tos jau susitikimo vaizdo įrašas, tai jame galit pasižiūrėti ir jeigu daugiau klausimų kils, tai tikrai rekomenduoju kreiptis į ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Manau, tikrai visus paaiškinimus jie galės pateikti. Ačiū labai, Judita. Gal tuomet dar pasiūlyčiau, žinau, kad ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Kęstutis Masalskis yra prie mūsų prisijungęs, tai galbūt trumpą komentarą taip pat atliepiant į šį klausimą. Prisijungęs greičiausiai. Ar turime kitų atstovų iš ekonomikos inovacijų ministerijos, kurie norėtų trumpai atliepti į klausimą?
Neturime. Tai tuomet pasinaudosime Juditos rekomendaciją, ar ne, ir yra galimybė pasižiūrėti vaizdo įrašą ir susipažinti su diskusija ir ministerijos pateiktais komentarais šiuo klausimu. Tai dėkui. Toliau nematau pakeltų rankų, dėl to norėčiau pasiteirauti, ar dar būtų norinčių paklausti ar išsakyti komentarą. Tai tuomet ačiū labai, nematau daugiau pakeltų rankų. Tai kaip yra minėta, šiuo metu NEX atnaujintas projektas yra paskelbtas viešoms konsultacijoms. Dar kartą norim padėkoti visiems už įsitraukimą, už dalyvavimą ir kviečiame dar kartą teikti savo komentarus, pasiūlymus paskelbtam projektui per vieno langelio principų per e-pilietis platformą. Tai labai lauktumėm aktyviai jūsų įsitraukimo. Tai dar yra porą savaičių ar ne likusių pastaboms ir tikrai vertinsime aktyvumą, kadangi mums yra svarbiausia turbūt ne tiek terminai, bet visapusiškai socialinių, ekonominių partnerių įsitraukimas, supratimas ir bendras matymas dėl atnaujinamo projekto, kuris pagal galiojantį reguliavimą turės būti po suderinimo su Europos komisija patvirtintas iki kitų metų vidurio. Mums yra tikrai aktualu bendras matymas kartu su socialiniais ekonominiais partneriais. Tai labai lauksime komentarų ir įsitraukimo iš jūsų. Tai tuomkart noriu labai padėkoti visiems dalyvavusiems ir aplinkos ministerijai už pristatymą ir atsakymus. Tai dėkui labai ir geros likusios dienos.